praeitam vlogė rodžiau, kad tik tai kepiau šituos. Tai ten buvo mano pirmas bandymas. Dabar bandau ištobulinti kepimą. O kas čia yra? Tai čia yra grūdėtos varškės beigeliai, kurie neatrodo super duper labai kažkaip gražiai, bet skonis jų yra žiauriai geras. O praeitą kartą neparodžiau, kaip jie atrodė iškepti, nes ne iki galo pavyko gražiai juos padaryti, iškepti. Tai bandau dabar vis tobulinti, kad jie atrodytų iš tikrųjų kaip gražus geras beigelis. Tai vat pasidariau tešlą, pasidariau jau visą formą, dėsiu į orkaitę ir tikiuosi, kad šį kartą estetiškai atrodys iškepti, tai galėsiu parodyti, kaip atrodo ir iškepti. Gerai. Atrodo tikrai negerai, bet labai geras skonis. Gerai, šį kartą jau daugiau apskrudinau, šiek tiek geriau atrodo, bet dar tikrai vaizdas neparduotuvinis, toks tikrai naminis, buitekinis, bet labai geras skonis. Labas pirmadienis, kaip praeitą vlogą penktadienį užbaigiau tokiam pačiam stovi rytiniam, taip pirmadienį pradedu. Tai jau turėjau, jau pasportavau, pasivaikščioti su Teo, grįšiu ir eisim pusryčiauti ir pradėsim šiandien dieną, pradėsim visą savaitę. Šiaip laukia labai įdomių dalykų šią savaitę. O šiandien ryte buvo žiauriai sunku atsikelt. Nežinau, kodėl taip yra, bet pirmos mintis pasibudus, kai nusprendžiu, kad šiandien keliuosi 6 ir eisiu iš karto sportuoti, tai dažniausiai prasibundu ir nesportuosiu, nedarysiu. Bet po to kažkaip leidžiu savo pagulėti, pabūti ir po to kažkur po 20 minučių jau nebeturiu ką veikti ir keliuosi. Bet kas yra įdomu, kad anksčiau, jeigu taip darydavau, tarkim, kai keldavausi 5, kad sportuoti, tai tikrai užmigdavau per tą palaukimo momentą. Bet ką darau, tai aš einu labai anksti miegoti. Vakar užmigau, gal be 20:10, tai kaip ir normalu kelti 6 ir kaip ir atsikeliu pailsėjus. Tai va, tai išėjom mes jau pasivaikščiot, šiek tiek praseinam, kaip ir sakiau, pusryčiai ir sėdam prie darbų. Jau netoli pietus, o aš tik tais pradedu filmuoti pirmą intarpą, ne pirmą, gerai, ryte jau šiek tiek filmavau. Šiandien rytas buvo vienas iš tokių rytų, kurių labiausiai nemėgstu. Tai yra, kai būna reikalų su Facebook'o Ads Manageriu. Tai pradėjom vieniem naujiem klientam leisti reklamas ir reikėjo susitvarkyti Ads Managerį ir kas dažnai būna, tai jeigu leidžiat reklamas ir patys savo, jeigu leidžiat, tai tikrai jau teko susidurti su visokiais Facebook'o bugais. Tai jie tikrai būna ir pavyzdžiui, šiandien mes turėjom pasileisti reklamas, jos jau buvo padarytos, viskas įkelta prie reklamų, spaudžiam leisti reklamą ir mums meta, kad nėra telefono numerio, patvirtinkite telefono numerį. Patvirtinom telefono numerį, bet vis tiek neleidžia. Ir bandom, ir aš bandau, ir kolega bando, niekaip neina. Tai jeigu ką, tai tikrai būna, kad Facebookas spiriojasi ir būna jam blogos dienos. Tai reikia šiek tiek arba pabandyti iš naujo paleisti, sustabdyti, arba perkelti visiškai naujai reklamą. Jeigu niekas neveikia, tai duokite tiesiog Facebookui pailsėti ir po kelių valandų ar kitą dieną prisėskite ir jisai atsigauna. Taip jau būna. Tai vat, tai žodžiu, tai kovojam su Facebooku, tada išsiunčiau, kad programuotojas sutvarkytų pikselį, kad galėtume matyti pardavimus. Ir tada gavau iš kolegės Facebook'o reklamų ataskaitas, tai visiems klientam išsiunčiau, kaip mums sekasi, ką mes matom iš pardavimų, kaip važiuoja reklamos ir panašiai. Ir dabar prisėdau patvarkyti vieno reelso, nes savaitgalį buvau prisėdusi vieniem klientam sudėlioti jį, nes klientai nusifilmavo medžiagą,
atsiuntė man, o aš ją sumontavau tam, kad galėtumėm leisti reklamoms, jie galėtų naudoti komunikacijoje, nes patys darosi. Tai buvau sumontavusi ir yra šiek tiek dalykų, kuriuos norim pakeisti, šiek tiek su garsu. Ir aš buvau uždėjusi voiceoverį ant to reelso ir suklydau su spektaklio pavadinimu. Tai va šitą vietą dar reikia patvarkyti. Ir reikės šią savaitę irgi perfilmuoti vieną reelsą, kurį filmavau praeitą savaitę su žvakėmis, kurį rodžiau, kad montavau. Tai buvau nusiuntus klientai ir pasižiūrėjo ir šiek tiek netaip interpretavau patį procesą žvakės. Papildymo žodžio momentą, tai reikės susitvarkyti tas žvakes ir šią savaitę reikės perfilmuoti iš naujo, kad parodytumėm taip, kaip norėjom parodyti. O vakare eisiu vakarienės su vienais klientais, tai labai labai faina. Vieni klientai, su kuriais dirba, mes iš tikrųjų nuo pat pradžių, jie nebuvo pirmi mano klientai, bet pačioj pradžioj ir mes jau dirbom 4 ar 5 metus su jais. Tai šiandien jie pakvietė vakarienės, ne tik mane, bet ir visus žmonės, kurie dirba prie jų verslo, prie jų augimo. Tai bus faina, kaip jie sakė, nedarbiniai aplinkoj pabūti, nes tam dažniausiai pritrūksta laiko. Esu žiauriai laiminga ir noriu šitą interpą nufilmuoti ir pasidalinti. Tai vakar paleidau nesusidėlioja žodžiu. Tai vakar aš paleidau naują vlogą ir jau sulaukiau žinučių ir komentarų labai gražių su motyvacija man daryti toliau ir kad motyvuoju jūs. Tai noriu išeiti su dar vieną žinutę. Ką ir su viena kolegė šiandien susirašinėjom, kad realiai nei vienas žmogus, tiksliau labai maža dalis žmonių verslų filmuotų video ir kalbėtų juose, jeigu žinotų ir matytų, kad toks turinys neveikia. Ir labai dažnai, yra tokios dvi dalys žmonių. Tai viena dalis žmonių, kurie bijo ir sako, nesuprantu, kaip čia kiti gali, kaip faina, kad jie taip išeina ir atrodo laisvai šneka ir panašiai. O ta kita dalis žmonių, kurie tai daro, sako, jeigu galėčiau, tikrai nedaryčiau. Tai nėra paprasta visiems ir nėra lengva paimti, filmuotis ir kalbėti. Tai yra įgūdis, kurį lavinant tampa viskas vis paprasčiau, o tuo pačiu motyvuoja ir tas rezultatas, kurį matom, kaip viskas veikia. Tai čia vienas dalykas, kad atrodo, čia kitiem lengva, man sunku, tai ne, visiems yra sunku, didžiai daliai yra sunku, labai mažai žmonių būna lengva tai daryti. Ir kitas dalykas, jeigu bijot filmuotis ir jeigu bijot šnekėti, tai aš pradėjau vadovautis tokia mąstysena, kad koks skirtumas, kas ir ką pagalvos. Ne tie žmonės gyvena mano gyvenimą, ne tiem žmonėms spręsti, ne tie žmonės uždirbs pinigus, ne tie žmonės atves man klientus, jie ir nebus mano klientai. Tai kuo toliau, tuo lengviau pradedu žiūrėti visus tokius dalykus ir siūlau jums kuo mažiau apsikrauti ir eiti tiesiog dirbti dėl savęs ir daryti dėl savęs. Koks skirtumas, ką galvoja kiti, ką mano kiti, visiškai nesvarbu. Šiandien susirašiau su vienais klientais ir jie pasidalino, kad, tiksliau jau anksčiau mes apie tai kalbėjom, bet dar prie to sugrįžom, kad su vienu iš šių prekinių ženklų eisime į Lenkiją. Ir pradėjom šiek tiek kalbėti, dėliotis, kaip čia viskas galėtų atrodyti, nes čia Lietuvoje mums yra labai aišku, ką mes turim daryti, kaip mes turim daryti ir kaip viskas važiuoja. O dabar bus visai kitas dalykas tą patį ištransliuoti Lenkijos rinkai ir suprasti, kas ten veikia ir neveikia. Ir vienas iš dalykų, kas mums labai gerai veikia, tai tokie ale buitiniai pasakojamieji video. Ir
kadangi mes susirašėm, tai iš karto sakau, pabandysiu per Captions programėlę paversti su lietuvišku įgarsinimu video į lenkų kalbą, nes mačiau, kad jis gali padaryti, kad, dabar kaip aš kalbu lietuvių kalba ir uždedu bet kokią kitą kalbą ir mano tas pats balsas eina jau visiškai kitą kalbą. Tai pabandžiau tokį video padaryti, toj parodysiu, kaip tai atrodo. Turim 2 video. Čia yra pirmasis, lietuvių kalba. Dėl to, kad 85% klientų rašo dėl įvairių tikrų, kaip turi atrodyti gyvūnų kokybiška mityba. Kai jūsų paklausiu, ką jau... Ir dabar parodau lygiai tą patį video, aš įsikėliau į Captionus, pasirinkau, kad padarytų, išverstų į lenkų kalbą. Bardzo martwi mnie codzienna dieta waszych zwierząt. Dlaczego? Bo 80 prawiennych, zaparcia, biegunka, luźny stolec. Tylko 5% szuka dobrej karmy. Czy wiecie, jak powinna wyglądać zdrowa dieta zwierząt? Žodžiu, turim 2 video, vienas yra originalia kalba, o kitas yra pakeistas į lenkų kalbą. Ir kas yra faina, kad taip paprastai dabar galima keisti kalbas ir bandyti kitas rinkas. Aišku, ką reikia pasitikrinti, kad ir pavyzdžiui, Captionas jis ne visada lietuviškai pagauna gerai žodžius, tai reikia aišku pasitikrinti ir pavyzdžiui šiuo atveju ar lenkų kalba irgi gerai pagauna ir geri žodžiai ir ar geras vertimas, bet šiaip iš esmės kelių minučių reikia tam, kad galėtum bet kokia kita kalba pasidaryti titravimą. Aš jau pasidažius, galvoju, ką rengtis, tiksliau, turiu vieną mintį. Tikiuosi, kad apsirengsiu ir patiks. Labas antradienis. Šiandien jau yra po pietų. Vis galvojau, kada pradėti filmuoti, nuo ko pradėti ir ką papasakoti. Šiandien yra sunkesnė dar diena, bet noriu ir tuo pasidalinti, nes ne visos dienos būna, kai atsikeli ir viskas labai faina ir viską 100% padarai taip, kaip nori ir panašiai. Šiandien ryte sau leidau neatsikelti, nepasportuoti, neišvedžiojau Teo ir sėdau iš karto prie darbų, nes radau savo pasiteisinimą. Tas pasiteisinimas, kad vakare nebuvau su klientais ir nuėjau miegoti pusvalandžio vėliau negu įprastai, kai keliuosi jau anksti. Dabar jau dienos eigoj, tai jau save noriu pagraužti. Kodėl taip padariau, taigi galėjau, taigi net būčiau lengvai atsikėlus ir viskas būtų tokie buvo ir viską būčiau pasidaręs, bet taip reikėjo. Tai toks šiandien rytas buvo. Turėjau susitikimą su vienais klientais iš pačio ryto, tai šiek tiek pasteliojom darbus spalio mėnesiui, tai yra naujienlaiškius pasteliojom, tai tokia išskirtinės temos klientai, kas yra susijęs su intimumo tema ir jie pardavinėja online produktus ir tai su jais susiplanavom, kokius naujienlaiškius leisim spalio mėnesį, apie ką turim iškomunikuoti ir po to jau spalio eigoje tos naujienlaiškius pasidarysim, nusiųsim, pasitvirtinsim ir pasileisim. O vakare tai buvom su klientais vakarienės ir iš tikrųjų prieš tai jaudinausi, nes ne tik aš buvau, bet buvo visi žmonės, kurie dirba su jų verslu, prisideda prie jų verslo augimo ir jaudinausi, nes nežinau, kaip bus, kai kuriuos žmonės žinau, kai kurių ne, bet buvo labai fainai, turėjom labai gerą laiką ir visi susipažinom, kas nebuvom pažįstami ir matosi visi žmonės, kurie buvo prie to vakarienės stalo, jie tiesiog dega savo temom. Tik tais kažkas užsiveda pokalbis į jų temą, į jų sritį, iš karto akis dega ir labai daug pasakojasi. Nežinau, kas šiandien per dieną, bet nieko daugiau ir nepafilmavau, nieko neparodžiau, nes, kaip ir sakiau, norėjau tiesiog pasidaryti darbus, uždaryti kompą
ir atsistot nuo jo. Ir jaučiu, kad einam Teo. Jaučiu, kad kažkoks erzelis kyla. Nieko nenoriu. Noriu gulėti ant sofos ir nieko neveikti. Tai taip ir darysiu grįžus, bet atrodo, kad visiems šiandien įdomi diena. Ir ant Teo tai labai jaučiasi, aišku, mano klaida, kad ryte aš jo neišvedžiau pasivaikščioti, tai visą dieną hiperaktyvus, nori bėgti, lėkti, o aš noriu dirbti. Ir aš jau jaučiu, kad jis kažkur eina, aš einu iš paskos žiūrėti, nu žodžiu, labai nemėgstu tokių dienų. Aš jau pasivaikščioti tam, kad Teo šiek tiek prasivaikščiotų, kad šiek tiek pavargtų ir pačiai naudinga. Nes šiandien ryte neišėjau, tai gal šiek tiek irgi prapūsiu smegenis ir kažkaip kitaip jausiuos. Šiandien taip pat aš susirašiau su dresiruotoja, pas kurią mes ėjom su Teo pradinukus. Parašiau dresuotojai dėl to, kad paskutiniu metu nebesusitvarkom su Teo. Taip jau sakau ne pirmą kartą, kad nebesusitvarkom, nes atrodo tokiais etapais eina, tai viskas fainai ir gerai, tai vėl nebesusitvarkom. Atrodo, kol einam į dresūrą, nes esam praėję ir pradinukus, ir po to praėjom City Dogo, kur buvo mums treniruotės į Rozę, ir su traukiniu važiavom. Ir taip, tos treniruotės būdavo sunkios ir po kai kurių treniruočių išeidavau labai didžiuodamasi Teo, po kita ir ašarose, kad niekas mums neišeina, niekas nesigauna ir panašiai. Kažkaip viskas vis dėliojosi. O dabar tai mes jau prieš porą mėnesių persikraustėm. Prieš persikraustant dar kelis mėnesius gyvenom kitur. Per paskutinį pusmetį keletą kartų turėjom su Teo agresijos priepuolius. Kas tai yra? Kas tai buvo tiksliau? Vienas toks didesnių, tai buvo pas draugus, kad Teo nuėjo valgyti kačių maisto ir aš prie jo prieidinėdama sakiau, Teo, palik, ką tu čia darai. Ir aš paėmiau už bliūdelio, kad pakelt jį ir jis man tiesiai ranką kando, visas surgzdamas, lodama žodžiu, ta prasme, agresyviai, tikrai vos ne iki kraujų buvo įkandęs. Ir žodžiu, tai čia buvo šitas. Ir jis dažniausiai, kai padaro kažką blogai ir žino, kad padaro blogai, tai jis tada nuleidęs galvą, ten meilinasi ir panašiai. O šį kartą ne. Ir toliau vaikščiojo ir jam toliau ieškojo to kačių maisto ir panašiai. Tai vat vienas buvo ir dabar porą kartų buvo jau namuose. Tai vieną kartą buvo, kad rado lauke paliktą nuo šašlykų pakelį, pradėjo laižyti ir kadangi aš atėjau jį atim, tai tada puolė. Ir antras kartas dar buvo, neatsimenu net ką blogai padarė, gal buvo ant sofos užšokęs ar žodžiu, padarė tai, ko žinojo, kad negalima daryti. Ir aš pasakiau jam, kad viskas, dabar einam į vietą. Ir pradėjau jį vestis link vietos ir jisai manęs pradėjo neklausyti. Ir jisai pradėjo vaikščioti aplinkui stalą, po kėdėm, žodžiu, pradėjo slėptis. Ir kai jau nebeturėjo kur eit, aš priėjau prie jo ir, žodžiu, ir jis man tada įkando. Nes bandžiau jį paimti ir, žodžiu, ir nunešti į vietą. Tai va, tai žodžiu, tai kadangi turėjom tokių problemų, tokių jo išsišokimų, tai parašiau dresiruotojai. Sakė, kad tai gali būti dėl resursų saugojimo, žodžiu, ir galbūt tai ir gali būti dėl persikėlimo, bet esmė tokia, kad tai yra spanielių problema ir negalima su šita problema uždelsti, nes gali būti dar blogiau. Šeštadienį turėsim privačią pamoką, konsultaciją, kurios metu pasikalbėsim, ką mes galim daryti, kokius pratimus turėtumėm daryti ir tada turėsim kiekvieną dieną su juo, žodžiu, pradėti elgtis kitaip. Kuo įsitikinau per šituos 2 metus, kad šunį auginti nėra lengva ir yra labai daug niuansų. Ir atrodo, kuo daugiau myli tą šunį, tuo daugiau problemų atsiranda, paauglystė ir panašiai. Tai kodėl aš tuo dalinuosi? Tam, kad tie, kurie galbūt neturi augintinio arba galvoja, kad kažkada norėtų, tai į tai žiūrėtų tikrai rimtai. Nes tai, sakau, nėra tik tai smagu ir žaidimai ir gulimo apsikabinę tik tais ir viskas. Ir ten reikia paduoti maisto ir viskas. Tai va, tai sunkiausia nėra išvesti lauk ar paduoti maistą. Sunkiausia yra, kai prasideda tokie dalykai ir tu nežinai, kaip elgtis, atrodo, ir praėjęs visokių mokymų ir panašiai. Ir arba tau šuo kanda ir tu neįsivaizduoji, ką daryti.
Labas trečiadienis. Neatsikėliau pasportuoti, bent jau išėjom su Teo. Tai yra žiauriai šalta. Galvojau net nesitraukti telefoną, nes žiauriai šalta. Žingsniuojam ir eisim į dieną. Aš jau taip filmuoju. Jau priekiu kamerą ir taip, žodžiu. Tai ką mes šiandien nuveikėm, ko mes čia šiandien buvom susirinkusios? Mes kūrėm turinį. Gabija man padeda, turi labai daug gerų idėjų ir su tavim labai lengva dirbti yra. O man su tavim, žinok, man atrodo, tau nieko nereikia sakyti. Va, čing, taip, pasidarom viskas. Labai sklandžiai. Tai va, tai žodžiu, aš esu labai patenkinta, kad turiu tave. Aš ne tam pradėjau filmuoti. Jo, bet iš tikrųjų, bet aš iš tiesų sakau, ne tik tau, bet ir savo, kaip kartais susidėlioja, kad žinai, kaip sakiau, visą tą turi tik vieną žodį. Taip. Ir mano mintis galvoju, blema, man reikia žmogus, su kuriuo galėčiau, žinai, pasivaikščioti darbinė prasme. Taip. Ir tu sakai, gal pasivaikštom. Tai va taip ir gavosi, ne? Jo. Tai mes greitai, operatyviai pasidarom tokius kasdienius dalykus, bet kurių, žinai, anksčiau prisirašymas labai didelis būdavo. Taip. O šiaip, žiūrėk, aš tokio dalyko noriu paklausti, nes žiauriai dažnai su tuo susiduriu, kad labai daug verslų, savininkų bijo daryti dalykus. Bijau filmuotis arba nežinau, kaip čia man tą savo produktą parodyti ir nenoriu kalbėti, nenoriu rodytis, nenoriu filmuotis. Kaip tau pačiai, ar yra lengva, ar visada tu tą nori daryti, ar, kaip tau su visu šituo, žinai, sekas gyventi? Tai aišku, kad ne visada. noriu tą daryti. Tai daugiau nenoriu, negu kad noriu, ar ne? Bet, kaip aš sakau, kai pradedu daryti, tai ir pasidaro. Taip. Nes, kartais būna, kad reikia tiesiog, ar ne? Ir, žinai, man kas labiausiai patinka, kuo dažniau tą darau, tuo tai tampa, eilinis darbo procesas, ar ne? Tai yra tiesiog darbo dalis. Ir be to niekur nenueisi. Bet kuo dažniau tą darau, tuo tai darosi paprasčiau. O kas tau buvo sunkiausia? Ar, istorijom pasifilmuoti, pakalbėti? Man, žinai, kas labiausiai nervindavo, tai kad aš tik pradedu kalbėti ir aš nekalbu taip, kaip aš kalbu iš tiesų. Ir tas aš galvodavau, tai ką man padaryti, žinai. Bet va čia ir yra per praktiką. Kad nebesinori būti kažkuo, kitu, arba kažkaip pateikti save, nes ir nereikia iš tiesų. Taip. Tai va, bet tai tik tai per praktiką. Tik tai darant. Ir nesilyginant su niekuo. Taip. Labai ačiū, kad pasidalinai, nes, žinai, daug kas, kai žiūri, ko pasidalinu, sako, kad tu mane užmotyvuoji daryti kažką išbandyti, nes aš paskutiniu metu šiaip atrodo labai daug leidžiu savo eksperimentuoti ir paleidau visiškai kažkokį stereotipą, kaip turėčiau daryti, kaip turėčiau atrodyti, ką turėčiau sakyti ir panašiai. Tai ir sakau, ir labai dažnai, žinai, su klientais, kai pasikalbam arba parašo, dažnai sako, žinai, kad bijau, ten nenoriu kažkaip ir panašiai, tai ne tik tais nuo savęs, žinai, galiu pasakyti, kad reikia daryti, lipti per save, jeigu nori kažką pasiekti, kažką padaryti, bet ir iš tavęs. Taip. Nes produktų ir paslaugų yra labai labai daug. Taip. Ir jeigu nieko nedarysim, tai niekas tiesiog nežinos apie mane, nežinos apie mano produktą, apie mano kūrybą ir taip toliau. Taip. Pasiėmiau knygą, nežinau po kiek laiko, labai džiaugiuosi, ėmiau bet ką. Žodžiu, pasiėmiau knygą, šį kartą ėmiau bet ką, kas atrodė maždaug įdomu, kad įsivažiuoti į vėl skaitimą. Romaną, tokį, kad ne per
per daug neapsikraučiau, bet to pačiu ir paskaityčiau. Užsisakiau dar vieną knygą, kad ją atvežtų, ką rekomendavo ir daug kartų dalinos ir specialistai skirtingi, ir pas Miglę mačiau. Nekenčiu marketingo, kad dalinasi. Tai va, tai šitą užsisakiau, Atkaklumas vadinasi. Neįsivaizduoju, apie ką, tiesiog mačiau daug rekomendacijų, tai paklausiau ir užsakė, žodžiu, tai va. Tai dėl to važiuoju namo, karienės, ir dar reikės sutvarkyti vieną reelsą, tai žiūrėsim, ar turiu dar perfilmuoti, ar tiesiog redaguoti tai, ką jau buvau nufilmavus, žodžiu. Tai reikės viską susižiūrėti. Mano setupas. Turim žvakę, tai nusifilmavau kadrus, kuriuos reikėjo. Dabar man reikia, kad šitą žvakę išdegtų dar. Tada užpūsiu ir tada galėsiu užbaigimo žodžią padaryti. Tai va, tai čia esu pasidėjus kompą, kad matyčiau, kokius kadrus aš noriu pakeisti. Iš karto išsikeliu iš telefono į kompą. Ir dabar, kol galėsiu toliau filmuoti, eisiu, susitvarkysiu tą pirmąją vietą, kurią jau nusifilmavau. Labas ketvirtadienis. Ši savaitė tiesiog sprogsta ir viskas taip greitai eina. Jau viskas toj savaitgalis, negaliu patikėti. Šiandien jau geresnė diena, jau šiek tiek gerai. Nuo pačio ryto sudėtinga buvo įsivažiuoti darbus, bet dabar jau viskas yra gerai. Norėjau pasidžiaugti, kad šiandien ryte pradėjau žiūrėti, kaip sekasi visiems klientam. Pirmas mano darbas, kai prisėdu prie kompo, yra prasižiūrėti adsus ir naujienlaiškius. Tai tą ir padariau. Ir šį mėnesį labai džiaugiuosi 2 savo klientais. Aišku, ir kitais, bet su šitais šį mėnesį pamačiau labai didelį paaugimą. Tai su vienais iš klientų mes dirbam jau kelis metus. Aš apie juos jau pasakau, tai yra rūbų brandas. Vis mums nepavykdavo pramušti tam tikro kiekio užsakymų, tam tikros pajamų sumos. Praeitą mėnesį jau labai neblogai pavarėm, tikrai jau buvo vienas iš rekordinių mėnesių. O šį mėnesį tai jau visiškai visas lubas pramušėm, kas buvo anksčiau. Tai yra labai labai faina. Tai vat mes su jais, kai pradėjom, tai buvo po truputėlį toks kilimas, vis kažkiek daugiau tų užsakymų, po to vėl šiek tiek, tada pasiekėm tam tikrą sumą, kur būdavo arba taip pat, arba šiek tiek mažiau, arba taip pat, arba šiek tiek mažiau. Praeitais metais pasileido vienas naujienas, tai su tom naujienom Liepą, rugpjūtį, rugsėjį turėjom žiauriai gerą, tada vėl šiek tiek pakritimas buvo ir dabar nuo Liepos ar Birželio vėl turim gerą pakilimą ir jau sakau, jau šį mėnesį pramušėm viską, ką esam pasiekę anksčiau. Tai tas yra labai labai faina. Tai antras mano klientas yra Hušys su Sandra, su kuria aš vakar dieną filmavausi. Su jais visą laiką turėjom tokį bangavimą, kur aplink vieną sumą irgi visą laiką bangavom. Ir rugsėjo pradžioje sakau, žiūrėk, dirbam kitaip, pabandom. Ir Sandra pasirašė šitam bandymui. Šį mėnesį perkopėm 2-ženklę sumą. Tai labai labai džiaugiuosi ir netgi ėjau žiūrėti, ar kažkada tokią sumą buvom peržengę. Visus praeitus metus tai nebuvom. Tai va tas yra labai labai faina ir mes turim tikslą ir link to tikslo artėjam. Kol kas judam tikrai nebloga linkme, nes matom rezultatus, tai tas yra žiauriai faina. Šiandien mane pakvietė, tiksliau ne šiandien pakvietė, bet šiandien jau yra pakvietė į naujos platformos atidarimo renginį. Nežinau dar ko tikėtis, atrodo labai faina iš programos pusės, kas ten bus. Visada aš šiek tiek jaudinuosi, nežinau, kas manęs laukia ir, žodžiu, tiesiog visada taip jaučiuosi. Tai va, ir dabar atsidariau kvietimą ir pasižiūrėjau, kad tema fancy, o aš to prieš tai nemačiau ir tam nebuvau pasiruošus. Atsidariau spintą ir galvoju, kas šitas fancy. Tai žodžiu, nieko fancy nebus, eisiu su saugiu deriniu. Galvojau gal vieną palaidinę dėtis, gal dėtis marškinius atvira nugara, bet nusprendžiau
eiti saugiai, nes ir taip viduje nesijausiu saugiai, tai bent jau drabužiais jausiu saugiai, tai kartosiu savo įvaizdį, kaip ėjau vakarienę su klientais, taip ir žodžiu, eisiu į šitą renginį. Tai jau esu pasidažius, eisiu rengtis, tikiuosi perlipsiu per save, kad pafilmuočiau tą renginį, nes, kaip ir sakiau, jaudinasi, tai man kartais būna sunku dėl to išsitraukti telefoną ir pafilmuoti. Tai po to galima bus kalnais, ja? Taip. Kiek laiko bus galima naudotis autorinėmis teisėmis? Mokslo.lt įdėgėme apmokėjimo sistemą, kuri leidžia Dirbi? Teo. Patogu. Penktadienis. Žodžiu. Vakare, kaip matėt prieš tai, buvau renginį. Buvau tikrai lipau per save ir ėjau iš savo komforto zonos, nes vienas dalykas, aš nežinojau, kas ten bus, kaip ten bus, ko tikėtis ir panašiai. Tai mane šiek tiek šitas, tikrai jaudinausi ir prieš eidama, ir renginio metu, tai nežinau kaip ir ką daryti. Daug žmonių buvo ir atrodo daug matytų veidų, bet tuo pačiu kaip ir tų žmonių nepažįsti, ko dar tikrai reikia pasimokyti, tai reikia pasimokyti eiti prie žmonių ir su jais bendrauti, kalbėti. Tai vakar buvo naujos UGC platformos pristatymas, kad būtų verslams ir kūrėjams patogiau vieniem kitus surasti ir būtų lengva užsisakyti paslaugas. O tuo pačiu renginio metu gavau dovanėlių, tai sakau, galbūt bus fainas intarpas, žodžiu, ir galėsiu parodyti, ką gavau. Tai pirmiausia, nauja Oda turėjo savo laimės ratą. Sukau Hopa prekės ženklo produktus. Tai tuoj ištrauksiu visus. Tai žodžiu, yra 3 produktai, kas man iš karto labai patinka. Tai yra šitos estetiškos pakuotės. Labai saldaininės, labai gerai atrodo. Ir kas čia yra? Tai čia yra prausiklis. Tai aš jau labai noriu išbandyti. Labai man patinka pakuotės, aš labai mėgstu gražius tokius estetiškus dalykus. Šitą dar nebuvau atidarius, bet čia yra skrabas, lūpų skrabas. Irgi iš to pačio brendo. Tai žodžiu, renginio metu buvo galima sukti laimės ratą ir kiekvienas ištraukė vis kažkokius kitokius produktus. Tai buvo ir plaukų priemonės, ir rinkiniai visokie ir panašiai ir taip toliau. Taip atrodo lūpų skrabas su cukrumi. Labai skaniai kvepia. Šiaip nesu turėjus lūpų skrabo, tai bus įdomu pabandyti. Be žodžių, labai skaniai kvepia su figom. Ir trečias produktas yra kremas, drėkinamasis kremas. Taip atrodo irgi, labai gražiai atrodo. Tokias pakuotės noris pasidėti, kad jos tiesiog gražiai atrodo ant vonioj. Toj erdvėj buvo šitas prekinis ženklas ir jie turėjo visas savo priemonės. Tai aš tik tais šiandien ryte pasižiūrėjusi logotipą prisiminiau, kad tikrai esu bandžius jų plaukų kaukę. Ir jų plaukų kaukė yra žiauriai gera.
Jinai yra, jeigu aš neklystu, su kažkokiu baltymu, kuris pripildo plauką. Tai ta kaukė yra tikrai absoliučiai nereali. Aš kiek kartų buvau susigadinus plaukus ir man viskas buvo nutrupėję, tai ta kaukė man padėjo išgyventi ir šiek tiek prasiauginti plaukus, kad aš juos galėčiau po to nukirpti. Gavę visokių mėginukų pabandyti jų produktų. Tai ir kaukės, šampūnai, serumai, žodžiu, ir panašiai. Ir vienas produktas buvo didelės pakuotės, pilnos pakuotės. Tai va šita kaukė. Man tai labai įdomi pasirodė pakuotė, nes jinai yra paspaudžiama, tai reiškia, kad nereikia kabinti. Aš labai nemėgstu kabinti kaukių, nes prilenda į panagę. Tai va, tai šitas pasirodė man labai tiesiog faina pakuotė, labai patogi pakuotė. Ir dar nėra, vienas mėginukas. Tai čia to paties prekinio ženklo parfumuoti plaukų aliejai. Šitas yra panašus į bakaratus. Tai aš mėgstu šitą kvapą. Neteiskit. Žinau, kad daug kas nemėgsta. Bet man jisai patinka. Tai va, tai šitą kvapą ir pasiėmiau. Tai irgi bus įdomu išbandyti. Sakė, labai neblogai išsilaiko visą dieną. Pasitepi plaukus ir irgi papildomai kvepia. Tai va, man yra keista parsinešti kažkokių dovanų, jas parodyti. Man yra labai faina. Tai va, tai vakar buvo tas renginys, pabuvom, susitikom su pažįstamom, žodžiu, pabendravom, tai bent jau tiek faina, nes tai nežinojau, kaip susirinkti save ir ką daryti, bet pamačiau pažįstamus veidus, tai viskas susidėlioja gerai. Toliau dėliosiu vienai klientai turinio planą. Tai ji pati, kaip asmeninis prekinis ženklas, ji pati komunikuoja savo Instagram'e. Mes su ją taip pat dirbam su metamokamom reklamom, naujienlaiškiais ir turinio planu. Tai ką tai reiškia, kad jinai yra asmeninis prekinis ženklas, kaip ir sakiau, daro savo Instagramą. Mes susidėliojam bendrą visą mėnesio vaizdą. Aš tada padarau turinio planą, ką komunikuoti. Tai kokią dieną, ką, kada kelti, kada ten reelsas, kada postas, kada story, kokiam temam ir panašiai, kaip tai iškomunikuoti. Tada darom meta reklamas, tai jau kadangi mes žinom visą mėnesio planą, tai mums yra lengviau planuotis reklamas. Tai atiduodu aš tą turinio planą jau pačiai klientai, jinai su to dirba visą mėnesį, o mes jau tada pilnai dirbam su meta reklamom ir naujienlaiškiais. Tai kaip ir sakiau, turim visą mėnesio planą, jį dirba su komunikacija, o mes tada dirbam su reklamom ir su naujienlaiškiais. Tai va, tai turim ir tokių pusinių bendradarbiavimų, kai už vieną pusę yra klientas atsakingas, už kitą pusę esame mes atsakingi. Tai žodžiu, turėsiu paruošti tą turinio planą spalio mėnesiui ir toliau laukia kiti darbai, naujienlaiškiai, žodžiu, susidėlioti darbus kitai savaitai ir viskas, eisim savaitgaliauti.